Ponas Algimantai, kodėl jūs pasirinkote trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologiją? Kad yra nauja technologija, kad tą galima atlikti greitai per dieną, labai sandari, matėm pavyzdžius, įsitikinom, tiesiog technologiškai lengva su ją dirbti, kaip mums atrodo iš šalies. Minimalizuojama tokia kaip žmogaus klaidos, pavyzdžiui, kemšant vatą ten, gali nelygiai prikimšti, daug tokių dalykų, kurių priklauso nuo meistro, nuo meistrų. Toliau, jeigu lyginant su vata, kaip mums pasirodė, kad yra labai svarbu tą garo izoliaciją įrengti, čia yra viskas vienu metu. Apipurškėmai, metalo sijos, konstrukcijos, visi mazgai, tai manau, kad tai yra toks naujas ir teisingas žingsnis šiltinime. Dėl kokių dar savybių jūs manimo pastato šiltinimui verta rinktis būtent šią technologiją? Šis šiltinimo būdas yra ekonomiškesnis ir darbo prasme, ir medžiagų prasme. Įdėjus tam tikrą kiekį medžiagų atsiekiamas efektyvumas, kurį reiktų 3 ar 4 kartus galbūt įdėti kitų medžiagų šiltinimo. Kokias papildomas galimybės trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologija GAMO atveria architektams, projektuotojams, konstruktoriams? Galbūt už architektus pasakyčiau, kad gali sugalvoti įdomias formas. Tos formos lengvai padengiamos ta kibia lipnia medžiaga. Ir, kažkiek man primena šitas purškimas lėktuvo statybą, kur irgi, pavyzdžiui, yra šiuolaikinių formų architektūroje, kurių netai paprasta padaryti. Galima 2 sferų, įvairių kelių linkimų, tas formas padengti jau turim ko. Kaip šios inovatyvios technologijos panaudojimas projektuose įtakoja į architektų ir projektuotojų konkurentabilumą rinkoje? Be abejo, visi klientai galvoja ir nori, kad būtų atlikta kokybiškai, šiuolaikiškom medžiagom, maksimaliai, racionaliai, būtų efektas akivaizdus, tai manom, kad tai tarnauja tam tikslui.